Antras dalykas yra, tai yra diagnozė, ypatingai į jaunesnį auditoriją orientuotai chebrai. Diagnozė susijusi, aišku, su priklausomybė nuo social medijos. Ir čia irgi yra visiškai atskiras žanras pastaruoju metu. Tai yra įžvalgos ar ženklai, kurios kaip pagavęs save besielgiant, kokią eiseną pamatęs gatvėje kažkur, tu supranti, kad esi priklausomas nuo social medijos. Tai vėlgi yra tai gali būti vieno sakinio ilgumo statement. Tai gali būti elementarus pasakymas, kad tas momentas, kai tu eini gatvėj, pamatai merginą ir mintyse swipe į kairę arba į dešinę. Tas momentas, kai tu eilinį kartą valgai šaltą maistą arba restorane trunki dvigubai ilgiau negu trukdavai kažkada tai, nes turi check-iną padaryti, turi Wi-Fi prisijungti, turi susifotkinti viską, filtrus susidėti ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tas momentas, kai kažkas įdeda nuotrauką, už hashtagina no filter, o tu mintyse sakai bitch please ir išvardinė minimum 3 filtrus, kurie yra sudėti, nes tu tiek daug nuotraukų esi padaręs, kad visą tai moki mintinai. Tai tokių dalykų, ta prasme, tos įžvalgos su elgsena, jų iš esmės galima padaryti pakankamai daug, jos gali dėrėti labai dideliam spektrui produktų ar paslaugų. Ir vartotojai tokie momentai šiandien džiugina labiau negu bet kokie konkursai, nes tu konkretų žmogų tiesiog pagauni už rankos. Arba savaime suprantama, nuo ko mes kažkada apskritai pradėjom social media visi, pradėti nuo plačiau sublizgėjusių kažkaip kaip bairių, su sąlyga, kad jos naudoja labai retai ir minimum kiekvieną matytą kažkur tai dalyką praskėdė tenai 9 custom made turinio kąsniais, kurios sukūrė pats. Arba, jeigu niekas nepadeda, visada galite aplankyti Alfa Patiną, pas kurį aš jums prižadu, kiekviena eilutė yra neįkainuojama. Tai čia iš paskutinės naujienos, paskutinis sakinį pacituosiu, toks su širdies grėbiantis. Jeigu neatvažiuoji, vadinasi, tau pažinties su manimi nereikia ir patrauklus vyras produktų ir paslaugų. Ir tai yra turinys, kuris yra priskiriamas kategorijai vyriškas patarimas. Žiauriai kas. Trečias ir paskutinis dalykas, kuris yra irgi turbūt be neplačiausias, pernai metais loginė apie tai prabalvadavau valandą laiko ant scenos, tai yra turinio forma, kuria tas turinys vėliau yra pateikiamas. Tai yra visos įmanomos stilistikos, kurias naudojant galima iškomunikuoti žinutę, kurią jūs sugalvojate, kad norite iškomunikuoti. Tai turinys gali būti statinis, jis gali būti video gali būti video, gali būti animacinis video ir taip toliau ir taip toliau. Tai kadangi pernai metais turėjom ten minimum 50 turinio formų, šiemet aš sudėjau tik tai, kas yra naujo arba dėja dar vieną žingsnį į priekį. Iš mano mėgstamos kategorijos tokių įrankių, tai yra įrankiai, kurie arba kainuoja nedaug, arba nekainuoja nieko. Tai kas dar atsimena iš reklamščių, iš hipsterinių prezentacijų laikų Prezi.com prezentacijas online, prieš gerus porą mėnesių Prezi išleido aplikaciją, kuri vadinasi Nutshell, kuri leidžia kurti trumpus video pristatymus, bet kam. Ir vienintelis minusas šitos aplikacijos yra toks, kad nėra, kol kas bent jau nėra premium versijos, kuri leistų eliminuoti Nutshell parašą iš galutinio produkto. Bet veikimo principas yra labai paprastas. Jūs padarote 3 nuotraukas, vieną po kitos, aplikacija filmuoja viską, kas vyksta tarp nuotraukų ir sujungia visą tai trumpą filmuką, kurį apdėliojate tokiais ranka paišytais dalykais, animuotais gifo visokiais smagumais. Ir lygioje vietoje, jeigu turinys, apie kurį jūs kalbat, vėlgi yra susijęs su receptu, ar tai yra treniruotės receptas, smučio receptas, steiko receptas, visiškai nesvarbu, ar nelaimingo gyvenimo receptas, su šita aplikacija galite tą padaryti labai paprastai ir visiškai nemokamai. Pixel Stickas, vienas iš hypinių produktų, pernai metais finansuotas sėkmingai Kickstarter'e, neįtikėtina, ką galima pagaminti Kinijoje turint gerą idėją. Tai yra 200 ledų sudėta vienas prie kito, su ten kažkokių valdiklių ir atminties kortelės skaitytuvų. Paimat bet kokią nuotrauką arba bet kokią iliustraciją, Photoshop'e dizaineris ją dirba taip, kad jinai būtų nedaugiau kaip 200 taškų aukščio, įrašot į kortelę, dedate Pixel Stickas, spaudžiat play, fotografuojat arba filmuojat su ilgo išlaikymo technika. Ir nešant lasdą ten horizontaliai, vertikaliai ar dar kažkaip, ta lasda vieną po kito, vertikalės vieną pikselio pločio juostelės nupaišo. Tai reiškia, kad kai žiūri plika akim, atrodo kaip durnelis, kuris vaikšto su miksinčia lasda. Kada tu žiūri per ilgo išlaikymo objektyvą, tu realiai supaišai bet kokią nuotrauką ar bet kokią iliustraciją, kuri galbūt yra animuota derinant technikas, bet kokiame kontekste. Vienintelis dalykas, apie kurį mes nepagalvojame darydami pirmą projektą, kad visą tai galima daryti tik tai naktį. Kaip čia būtų neįtikėtina. Ir tada
pusę nakties pravaikštai po Vilnių su vaivorykšte gan aukšta, be atsirandant marozams iš visų pusių, kuriems vaivorykštė gali būti susijusi nebūtinai su, pavyzdžiui, skydų vertybėmis, o su nors agresyviu. Merkatas ir periskovas. Tai čia yra pats svarbiausias turbūt šiandienos pranešimo dalykas, jeigu jūs naudojate Twitterį. Tai paskutinius kelis mėnesius be jokių problemų galite transliuoti save tiesiogiai į savo Twitterio newsfeedą, kadangi mes Twitterį kažkaip stipriai ignoruojame ir toliau, šitą vietą galime skipinti. Sulėtintas turinys, kaip važiavo, taip ir važiuoja toliau. iPhone'ai šiuo metu filmuoja 240 kadrų per sekundę, čia aišku yra ne 240 kadrų per sekundę, bet atrodo labai gražiai. Ir lygioje vietoje turinį, kuris šiaip jau nėra, atrodo kažkuo išskirtinis, padeda pasižiūrėti kitą perspektyvą, kitų kampų ir tas gali, vien turinio formą gali ištraukti turinį ir tas gali džiuginti. Dronai, kada tu gali suprasti, kad dronai tapo mainstreaminiu produktu, tai kai dronus pradeda naudoti pornografijos industrija, tada tu supranti, kad tai jau yra mainstreamas. Tai šitas dalykas, kad nenurašyti manęs į Pornhubo premium vartotojų kategoriją, yra kaip estetinis video, kuris kabo Vimeo viešai, kurį galite pasižiūrėti ir pasidžiaugti tuo, kad dronas leidžia padaryti. Padaryti šiuo atveju visomis prasmėmis. Čia yra dalykas, kurį galėsit, kai kas nors klaus, ką rodė, kalbant apie social media. Jeigu nepavyks man išgryninti iki vieno sakinio selling without selling, tai visada galėsit pasakyti, kad bent pornuškas pasižiūrėjom. Tilt and shift, viena iš senų fotografijos technikų, nėra nieko naujo, kai man šiandien dar programuoja dizainas mūsų, bet atrodo įspūdinga, aš pirmus kartus žiūrėdamas ne taip senai, negalėjau patikėti, kad yra video medžiaga, atrodo kaip miniatūros, kaip animacija, kaip dar kažkas. Tai yra tiesiog fotografavimo technika, kuri viską rimtą miestą paverčia tokiu mikromultiku. Ir tol, kol toks stilius nėra naudojamas daugelį projektų, kaip ir visose kitose turinio formose, su sąlyga, kad tinka brandai pagal vertybės ir visus kitus dalykus, visada yra galimybė išsiskirti, pastatant vieną iš šito. Kartais užtenka savo įprastą turinį debiutuoti keistoje platformoje, pavyzdžiui, Madonos klipo debiutas Snapchat'e, tai Alfa Patinas galėtų pristatyti savo mokymus, pavyzdžiui, kokius nors video seminarą naują Snapchat'e tiems 300 turbūt vartotojų, kurie Lietuvoje naudoja. Layoutas, čia turbūt yra mažiausiai ką pasakyti, Instagramo doktorinis produktas, koliažams šiuo metu nebereikia trečios šalies keistos aplikacijos su parašais, Instagramas turi atskirą aplikaciją savo, tai kai jau atostogų nebesupakuojate ir neišsirenkate, kurią nuotrauką dėti, galite padaryti visą koliažą, atrodo puikiai. FYUs, nes selfies visada turėjo būti trimatis. Pats dar iki galo, tiesą sakant, nesuprantu, bet formatas yra maždaug toks, kad su šita aplikacija daromas video, turi valdymą sukiojant telefoną į šoną, žiūrint tą patį video per aplikaciją ir priklausomai nuo to, kokia pusė pasukė, aišku, priklauso nuo to ir kaip filmuota, tu tarsi turi 3D langelį tokį į pasaulį, į kažkokį tai atsiminimą, kurį užfiksavai turbūt atostogų metu arba dar kažkur. 360 laipsnių video, irgi labai fainas dalykas, bet kuriuo video momentu galite keisti kampą, žiūrėti viršų į apačią, išsirinkti